Alkūnės sąnarys yra skridininis sąnarys, jungiantis žasto kaulą su dilbio kaulais. Jis sukurtas stabilumui. Pagrindinė jo funkcija – leisti kontroliuotai lenkti ir tiesti ranką, perduodant žasto raumenų jėgą keliant, stumiant ir traukiant. Laikui bėgant, alkūnės sąnarys gali būti sudirgintas ar pažeistas, ypač dėl pasikartojančių judesių ar per didelės apkrovos. Kai alkūnės kremzlė pradeda dėvėtis, gali išsivystyti osteoartritas, sukeliantis skausmą ir sustingimą. Tenisininko alkūnė dažniausiai pasireiškia žmonėms atliekantiems pasikartojančius suėmimo ar riešo tiesimo judesius. Tai sukelia skausmą išorinėje alkūnės pusėje. Tuo tarpu golfo žaidėjo alkūnė atsiranda, kai dėl pasikartojančio riešo lenkimo sudirginamos vidinės sausgyslės, sukeldamos skausmą didinėje sąnario pusėje. Bursitas išsivysto tada, kai aplink alkūnę prisipildo skysčio, taip atsiranda patinimas ir skausmas. Kai kurios alkūnės būklės gali pagerėti pailsėjus ir taikant tikslingą kineziterapiją. Komentarų skiltyje parašykite savo sutrikimus, galbūt galime padėti.